aukštumos ir gelmės. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei aukštumos, nei gelmės negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Laiškas Romiečiams 8 skyrius, nuo 38 eilutės iki 39 eilutės. Aš nuolat stebiuosi mūsų Dievu, koks jis yra didis, koks atsidavęs, ištikimas, koks gailestingas ir nuostabus. Niekas negali sulaikyti jo nuo buvimo man ištikimu, nuo meilės man, nuo atleidimo man, nuo buvimo kantriu, bei vėl ir vėl žengiančio pirmąjį žingsnį suteikinimo link. Kur dar yra toks Dievas kaip mūsų Jėzus? Tai vyksta. Kas turi įvykti? Niekas negali atskirti manęs nuo jo meilės. Nei mirtis negali atskirti manęs nuo jo gyvenimo šaltinio, nei pats gyvenimas. Buvau aukštumose kartu su Jėzumi ant atsimainimo kalno. Kartais būna akimirkių, jog esame visai arti dangaus. Norisi jas sulaikyti, neleisti joms praeiti. Visai kaip Petrui norisi statyti palapines ant atsimainimo kalno. Jis nebenorėjo atgal į slėnį. Kartais už šios akimirkos stabdo kelionę su Jėzumi. Jos tokios gražios, kad mes norim juose pasilikti ir saulutės atokaitoje. Mes prisirišame prie šių prisiminimų ir viską matuojame šių patirtų akimirkų taurumo. O nieko netitinkančio tokį matą nėra. Taip mums išslysta žemė iš po kojų ir nebesijaučiame tokie reikalingi praktiniam darbui, dėl kurio čia esame. Po atsimainimo Jėzus ir vėl nusileido į slėnį. Ten jo jau laukia kenčiantys žmonės ir jis patarnavo jiems. Mokiniams plovė kojas, išvarinėjo piktasias dvasias, patyrė vienų neapykantą, kiti blogai kalbėjo apie jį. Štai dar kiti išdavė jį už porą talerių. Slėnyje buvo mažai saulės, mažai šviesos, daug šešėlių ir kančios. Mieliau norėtume būti ant kalno, regėti Dievo artumą. Ir vis dėlto taip, kaip Jėzus slėnyje vykdė savąją tarnystę. Mes taip pat turime ją vykdyti. Tai jis atliko džiaugsmingai, nes Dievas buvo su juo. Kuomet mes galvojame tik apie aukštumos, tarnystė mums sunkiau sekasi. Turime plauti žmonėms kojas, kaip kad Jėzus tai darė. Mes gyvename ašaruoti slėnyje. Dievas yra arti mūsų. Bet nei aukštumos, nei gelmės negalės atskirti mūsų nuo neprieinamos jo meilės. Manasis žvilgsnis turi likti nukreiptas į jį, o manoji siela turi dėkoti ir džiūgauti, net ir būdamas slėnyje. Čia išbandomas tikėjimas, čia yra jo mūšių laukas. Jokie dalykai slėnyje neatskirs manęs nuo jo meilės. Jokie dalykai slėnyje neatskirs manęs nuo jo meilės. Jokie nemalonumai, tūkstančiai mažų problemėlių, priešiškumai, rūpesčiai, išbandymai, niekas negali atskirti manęs nuo Jėzaus. Mano žvilgsnis išlieka juk nukreipitas į tikrai Jėzų. Ir tu ir vėl nusileidai į slėnį ir džiaugsmingai tarnavai mane jame. Atleisk, kad aš kartais būnu toks paniuręs ir nepatenkintas, kad laukiu tik nuo savų didžių dalykų. Tu tarnavai, to noriu ir aš. Ir tu esi šalia manęs, kaip gerai. Amen.